Ir supratau, kad tik tobulėjimas tave ves į priekį, nes jeigu tavo išmoktos savybės, kažkokios išugdytos, ane, jos tik tai ves į priekį. Jeigu tu tom pačiom savybėm būsi kaip dabar, nu, pasieksi savo ribą ir viskas. Tu turi išeiti iš komforto zonos, kažką daryti dar kitą. Didžiausias pavojus, kuris jums gali nutikti, tai kad jūs būsit tokie patys kaip visi. Todėl, kad tie žmonės, kurie yra kitokie, jiem nėra lengviausia, bet jie visada pasiekia daugiau ir jie padaro kažką tai tokio, ko kiti nepadaro. Ir kurti verslą pagal savo gyvenimo filosofiją. Nes tada priimti sprendimus pasidaro labai labai paprasta. Jūs žinot, kas jums patinka, jūs žinot, kodėl jūs tai darot. Aš galiu jums pasakyti, pavyzdžiui, pagal mano filosofiją, man patinka groti kokybišką muziką. Tai man yra aišku, aš darau tokią muziką, kokia man patinka. Kartais yra ne pats tinkamiausias sprendimas rinkai, kartais man pačiam yra sunku priimti tą sprendimą, bet jis visada bus aiškus. Ir ten yra paveiksliukai, bet kokie paveiksliukai galbūt net visiškai vienas su kitu nesusiję. Jo, bet štai dabar ir užduotis, dėmesio užduotis, lygiai taip pat ir komandų atstovų, lygiai taip pat ir komandų. Mes jums duosim 20 minučių. Ir per 20 minučių jūs, pasinaudodami šiais trimis daiktais, turite sukurti verslo idėją arba verslo produktą, paslaugą, įrankį, nesvarbu. 3 gali būti visiškai nesusiję, bet pabūkite bepročiai. Tiesiog pagalvokite kokią crazy idėją, pabandykite sujungti viską tai į vieną ir paskleisti. Ryte atsikėlęs, jaučiatės pavargę, neišsimiegoję, jaučiatės beverčiai, neturintys gyvenimo ir turbūt tingite darytis pusryčius. Ir štai vieną dieną mes, mūsų komanda, sėdėjome prie stalelio pasidėję 3 daiktus. Batų šaukštą, kempinę ir duoninę. Ir mes atvykome iš Amerikos pristatyti pasaulio rinkai naują produktą, tai yra kaklašauklis. Šį produktą pradedame pristatyti būtent pirmai šaliai, tai yra Lietuvai. Nu, žinot, situacija, kaip palieki mašiną ir jinai prikaitina dušną, tai va, šita užrašų knygutė, jinai įsilanksta, kaip užuolaida tokia didelė tampa ir gali uždėti ant langą ir tada neprišilda, ateini ir kvepia. Va kas dalyja, ateini ir jaučia gaivą tokią mašiną ir nekarštą sėdi ir važiuoja. Taigi, kiekvienas vedęs vyras turi vieną problemą. Pokytį. Žmona nustoja tvarkyti kambarius. Po kažkiek laiko, žinoma. Žinodami šią problemą ir pasitelkdami šiuolaikinės technologijas, mes sukūrėme bankę. Bankę! Taigi, kas tas bankė? Bankė susideda iš 3 prietaisų. Tai yra žiedas, dulkių siurblys ir kibiras. Bankė! Tai žmogus paspaudė tą mygtuką, įsikviestų šalia. Įsikviestų sekretorę robotę, nes dabar pasaulyje ir ypač biznyje, versle, kaip čia Lietuva sakoma, vyrauja ne tik žmonės, bet ir robotai. Šio prietaiso kaina priklausytų nuo kopėčių ilgio, tai gali būti iki 6 metrų, kopėčios išsilanksto ir nuo kolonėlių galingumo. Ir paskutinis šūkis būtų toks. Duodi žmonai bankę ir namie ramu. Bankę! Visada yra lengviau susirasti savo kažkokį tai kampą. Susirasti tą vietą, kur tu galėsi būti sėkmingas, nes konkurentų ten mažiau. Ir ten gali būti geriau didžiausia žuvis mažam prūde, negu labai dideliam prūde viena iš mažų žuvyčių. Ir galvom, o padarom, davai kovos menų treniruotės Vingio parke. Nemokamai, visiems. Bet, sakau, Muay Thai, kiti bijosis. Padarom miksą Muay Thai ir fitnesas, kadangi aš esu fitneso atstovas, jisai Muay Thai. Ir tada vairuojant man kažkada mašinai šovė toks pavadinimas. Fight for fitness. Liktai toks žodžių žaismas ir fight yra ir fitness, bet fight for fitness, kovok už fitnessą. Sakau, davai darom. Sėdėm, darom su Valentinu. Puoselėkit sąmoningumą. Skaitykite knygas. Klausykitės kitais. Nesakykit niekada, žinau.
žmonės yra, kurie uždirbinėja didelius, labai didelius pinigus, iki $2 milijonų per metus, iš to, kad žaidžia kompiuteriniais žaidimais ir save filmuoja ir deda į YouTube. Iki $2 milijonų per metus. Viena sąlyga – būk pats geriausias. Ten vietos labai daug nėra. 10 pasaulyje tokių nereikia, kurie žaistų žaidimus ir save filmuotų. Reikia 1 arba 2 pačių geriausių. Bet būk tas geriausias ir tikrai galėsi iš to uždirbinėti. Tu daug ką darai nemokamai, ne dėl pinigų ir dėl ko man patinka su Valentinu daryti visokius projektus, todėl kad nebūna pas mus tokio klausimo. Darom? O kada uždirbsim, kaip čia uždaryti? Darom, nes faina. Ir darom, nes faina, nes mums tai patinka. Ir ateina laikas, kada tu gauni iš to pinigų, kada tu gali pragyventi ir džiaugtis ir toliau vystyti savo verslus. Kur? Čia bus mūsų įmonės bailė. Sakau, kiek tu nori? Aš noriu 10 000 litų. Kodėl? Sakau, tai mano kaina. Bet taugi patinka groti. O ką? Darykit tai, ką jūs mylit nemokamai. Bet jeigu kažkas jau daro dėl šaibų, ar jūs dalyvaujat šitoj rinkoje, žinokit savo vertę. Būtinai žinokit savo vertę. Žinokit, kaip išpešti pinigus, žinokit irgi, kad jeigu jūs būsit per brangus, jūs jų neims ir jūs negalėsit auginti savo kainą. La la la